Good morning. Nu ką, einam darytis pusryčius ir keliamės, prasidėjo diena. Toliau žygiuosim, eisim pasikrauti telefoną, nes visiškai išsikrovė visi powerbankai, tai nebeturiu ryšio. Ar pagalvojau, kol tvarkysiuos, tai va, saulės bateriją jau pasistačiau, tai kaip matot, kraunasi, viskas tvarkoja. Biškį prasiplausiu indus, nes vakar taip normaliai priskrūdo, patamsi jau nemačiau kur ką plaunu, tai einu dabar šveist. Buvo tokia kempinėlė visiškai lengva kartu šitam komplekte, tai pažiūrėsim ar nušveis. Šiandien bandysiu avižų košę su mėlynėm. Jaučiu 2 pakelius. Čia prakiurės šitas, tai irgi turbūt supilsiu. Nežinau, ar man pavyks tokiame kiekyje išvirti 3 pakelius. Bet gal pavyks. Dar taip pat damušiu vakar pradėtą dešrą, kad jinai čia negestų. Visada dešros reikia atsipjauti storiau negu duonos, tada sočiau. Nu, gavosi koks litras košės. Šiaip labai skani ir mėlynės, ir obuoliai. Nem. Beveik patvarkiau, porą šaukštų liko, toje damušiu ir judėsiu. Viskas, daikčiukai sudėti, viskas tvarkingai, gražiai. Imu lazdas ir keliauju. Biškį dar pasikrausiu powerbanką su telefonu. Nu ką, biškį pasikrovėm, keliaujam toliau. Paliekam namuką. Šiaip labai populiarus, nes jisai nėra baisiai toli nuo miesto. Maždaug 1,5 valandos. Tai čia tiesiog iš miesto būna tvaro pavalgyti, pahaikint čia kažkur apylinkėse. Reikia vienas bičiukas su tinkleliu gaudo kažkokius vabzdžius, o kitas į knygutę kažką užrašinėja. Pavadinimas miestui, kurį judam El Serrat. Tai va, tai maždaug valanda kelio ir poilsis kojams. Šiaip trasa čia ir eina, būtent šita, kurią planavau eiti, tai jinai būtent ir eina per tą miestelį. Tai gerai ir judam, vėliavėlės va tas pačios čia nais yra. Tai va, tokiu keliu, tik tais va šitoj vietoj nieko panašaus visoj kelionė nėra buvę. Va, vėliavėlė pažymėta, kad čia tikrai šitas kelias. Ranka net ištino, kaip nudegė, nežinau ar čia nudegimo, bet labai ištinus. Didelę klaidą padariau, kad su kremu nelabai tepiausi, pasitepiau tik tai šiandien, kas jau yra labai po laiko, tai iš pradžių nesitepiau, nes matėt ir lietus lyjo, ir apsiniaukę buvo, ir miško daug. Vakar užvakar praėjau, tai nebuvo medžių, tai ir nukepiau. Su kojom irgi tas pas, labai skauda, tai irgi pabandžiau pasitepti, bet kažkaip jau po laiko, tai nelabai ir veikia. Biški lietuviška gamta. Nu va, prašau, kur biški kelias, tai ten biški ir kažkokios informacijos yra. Tai va, vienas Tuf Volcanic kažkoks akmuo, paskui granodiorito akmuo. Čia dar vienas. Gneiss. Esquist, Pissarra, Filita. Pažiūrėkit, kiek čia tų akmenų. Kalkarija, konglomeratas, Quarsita, Traverti ir pažiūrėkit, koks parkas, Džerdi Botanik. Galima užeiti, apsižiūrėti, visi augalai surašyti. Visi turbūt augalai, kurie čia auga. Aš taip suprantu. Bet
kiekvieną augalą mes neįsim apžiūrinėti. Iš čia va kiek matosi. O čia kas? Oho. Suoliukas pastatytas pasigražėti pasaulį. Eina savo. Va čia tai suprantu suoliukas. Gal vienas minusas visoje kelionėje buvo, kad nebuvo nei vienos šiukšliadėžės. Absoliučiai apėjus visą šalį ratų, beveik apėjus, nebuvo nei vienos šiukšliadėžės. Prie kiekvieno namuko ženklas, kad šiukšlės reikia išsinešti. Tai aš maždaug dabar kokį kilogramą gal vien tik šiukšlių nešu, nes ten skarbonkės visokios, nuo sriubų pakeliai, nuo košių pakeliai, ten žodžiu, ko tik nėra, visas maišiukas prisirinko tų šiukšlių. Lemba, jie moka suoliukus pastatyti vietą, pažiūrėkit, toks vaizdas. Eina savo. Nu ką, ėjom keliu galvojus iki miesto, bet ne, pasirodo mūsų trasa eina toliau per mišką. Va, yra parašyta Elserat, liko 40 minučių. Kažkoks Liords miestas valanda 30. Ir visi kiti užbraukti. Taip kad toliau eisim per mišką. O, iškart keliavėlio, kad visiems viskas aišku būtų. Kad tie, kas žygiuoja, ramiai žygiuotų ir žinotų, kur žygiuoja. Tai. Jo, dabar stengiuosi va taip pasidaryti, kad jau man čia mažiau degtų. Nes skausmas, žinot, kai būna nudegę ir dar svilina tas karštis, tai ojei. Dažnai pasitaiko va tokie visokie, tai šitą lentelę gal būsit matę, tai tiesiog sužymėta kur iki kiek ir kiek laiko. Tai o tarkim Refugi, tai tas nemokamas namelis už valandos 10, o mum va liko Elserat 30 minučių, tai mes judam į tą pusę. Elserat. O čia tai gervilis. Žiūrėkit, šito net neturėjo čia būti. Arba aš kažką praleidau. Bet jisai čia iš akmenų sulipdytas. Ne iš kažkokių plytų. Bet manau, niekas čia jame negyvena. Žodžiu, pirmą šiukšliadėžę radau. Ir kertam kelią dabar. Kokius maišų šiukšlių buvo. Žiūrėkit, ženklinimas net ant kelio ženklų. Geras, ne? Tai va, reiškia, taip ir teisingai einam. Galite pasižiūrėti, Elserat tik prasidėjo iškart kokie namukai. Atrodo prabangiai. Ir šiaip Andora yra labai prabangi šalis. Ir čia jau prieš tai mačiau ir Lamborghini važinėjo, ir Maserati, ir kokių čia tik mašinų nėra. Elserat, va. Žodžiu, mum kaip ir čia reikėtų, šitais laiptais. Bet nežinau, gal bandysiu dar paeit keliu. Nu ką, iš Elserat pasigavau autobusą. Reikėjo sumokėti tik 20 centų, kad pavažiuoti iki Ordino miestelio. Ir paskui persėsti kitą autobusą. Ir dar sumokėjau kelis eurus ir mane atvežė į Andoros centrą. Andora Lavelas. Čia ta pagrindinė upė, kur teka. Tai dabar užsibukinau viešbutį už 8 eurus su centais ir einu iki jo.
ką, pagal viską šitoj gatvėj ir gyvensim šitam viešbutį Liner Hotel Cafe. Tai va, 8 eurai. Čia tikrai iš pigesnių variantų, nes yra ir po 2, ir po 300 už naktį, tai žiūrim kas viduj. Ir ką, sveiki atvykę į apartamentus Andoroje. Čia bus dabar kambario apžvalga, tai užeikime iš karto į tualetą. Turime dušą, šikinykas, muiliukas, vienkartinės stiklinės, radiatorius, gražus didelis veidrodis. Nu jau laikas tikrai mūsų praus bus. Spinta, žalios sienos, baltos sienos. Čia lova didelė labai, koks 2 metrai ant 2 gal. Kėdė, telikas, staliukas, čia nežinau kas čia yra. Čia gal koks drėkintuvas. Ir žiūrim vaizdą per langą. Opa, prašau. Nice. Aš galvau, bus su vaizdu į balionus. Ne, va tu. 8 eurų gauni tokį sieną. Nu nieko. Vis tiek namuose nebūsiu, tik tarnuką, dėl to ir paėmau patį pigiausią. Tai va, tokie tie apartamentai. Nu ką, kaip ir einu tada ruoštis tvarkytis ir manęs laukia jaučiu naktinis miestas. Naktinis miestas biški. Kai išlipau iš autobuso, dar nuėjau į autobusų stotį, tai nusipirkau bilietą iš čia į Barceloną, nes į Andorą patekti su lėktuvu neįmanoma, jie neturi jokių oro uostų, tai vienintelis variantas yra atvažiuoti iš Barcelonos. Tai taip ir padariau, tai dabar teks važiuoti į Barceloną ir tada skristi namo. Žygį baigiau El Serrat mieste, nes man ir dienų pritrūko, ir nukepiau visas, ir skauda viską, tai žodžiu, galėjau iš tikrųjų ten rušint belė kaip ir prarušint, bet jokio malonumo iš tokio žygio visiškai nebūtų ir prisiminčiau gal kaip kančią, o paskutiniam dienom matėt pavyko ir pažvejoti, ir pasimaudyti, ir pagulėti, ir pavalgyti, žodžiu, ir daugiau pafilmuoti, palapiniai pakimarint, maisto pasigaminti, taip kad geriau po biškį į dieną po 10 km, negu ten per dieną 20 varyt, tai paskui viskas skauda, nieko nebenori. Tai vat, vertinam kaip čia gavosi su mano batai, žodžiu, atlaikė. Pasiėmiau būtent žygiams skirtus, tai su šitais, nežinau, žodžiu, žiauriai geras protektorius, Adidasai, jokia reklama, bet visiškai atlaikė, kiek kartų ir dražiau į akmenius ir galėjo baigtis blogai, bet baigėsi gerai. Kojinių vertinimas irgi atlaikė, bet visos matot juodos, čia ir tai keistos, šitom gal tik 2-3 dienos, tai kai eini žygį, tai nepasiimsi 10 porų kojinių, tai dabar einu, turiu dar švarių, tai šitos metu lauk jaučiu, net neplausiu ir viskas. Ir gazuosim į miestą, pasižiūrėt kas tenais. Žinot, kodėl aš atsidūriau Andorai ir kodėl kelionė Andorai, nes jau esu čia buvęs ir man labai patiko čia viskas, tai vat, dėl to aš čia ir grįžau.
Bele kaip čia gražu, jūs pažiūrėkite tais. Čia kur beeitum, ten gražu, jūs tik pažiūrėkite. Visi iš Ispanijos ir Prancūzijos atvažiuoja į Andorą apsipirkti, nes Andora šalis, kuri neturi PVM mokesčio. Tai, pavyzdžiui, pas mus 21%, o čia iš vis jokio. Tai čia alkoholis, tabakas, absoliučiai viskas gaunasi labai pigiai. Kaip jums tokios alaus kainos? Šiaip čia irgi labai įdomus žygis, ne gamtoje, bet po miestą, tai viskas labai pigu, labai. Nesvarbu, kas ir maistas, ir gėrimai, viskas labai pigiai. Va tik tais nakvynė dabar taip gavosi, kad labai brangiai, bet kolegos klausiau, nes sezono metu ten po 3 eurų po kiam būna, tai čia dabar tiesiog šį mėnesį taip išpūstos kainos. Tai... Ir šiaip čia toks vaibelis jaučiasi, visi tokie atsipūtę kažkaip, nieks prie tavęs nelenda, visiems kažkaip, visi tiesiog čilina labai. Labai gražiai apsirengę, pasipuošę, nežinau, visi su pirkiniais vaikšto. Viskas labai pigu, bet labai fancy atrodo, ta prasme, jie kaip New York'e, čia viskas žiba, šviečia. Ir sunku patikėti, kad tokia maža šalytė, kurią apėjau per savaitę, beveik apėjau, turi tokį centrą, tiesiog kosminį. Negaliu atsižiūrėti iš tikrųjų. Dėl to aš čia dar grįžau ir jaučiu dar grįšiu, nes čia matėt, kainos kokios juokingos. Įdomiai perės padarytas, raudona šviesa dega, kai negalima eit, ir užsidega žalia, kada galima eit. Nu ką, dabar yra 12 valandų. Dabar grįšiu į namus ir parodysiu, ką čia nusipirkau. 9 eurus kainavo. Liftas taip atsidaro. Tai va, mano pirkinukas yra kebabas. Nu ką, ragaujam? 9 eurų. Dorum kebabas. Kąsnis minkštas. Perduota. Toks storas kebabas, nesu dar tokio gyvenime matęs. Labai nesveika prieš naktį valgyti, bet... Kartais galim. Kažkaip kiekvienoje šalyje tie kebabai skirtingi. Ir... tai yra įdomu. Atrodo, naisiu gausi kebabą, bet ne. Čia savotiškas menas. Čia kitoks kebabas. Padažo beveik nėra, bet ir nereikia.
Nes jis iš savęs labai minkštas. Gerai, aš lėkiu valgyti. Šios dienos bus tiek. Pavalgysiu, eisiu miegot. Ir turite laukia ankstyvas autobusas iš Andoros į Barceloną ir tada skrydis į Lietuvą. Nu ką, viskas iš kelionės Andoroje bus tiek. Apėjom beveik visą šalį. Šiek tiek parodžiau miesto. Dabar keliauju į autobusą, važiuosiu į Barceloną ir skrisiu namo. Ačiū, kad žiūrėjot. Būtinai paspauskit like ant visų video, tai padės surinkti daugiau peržiūrų. Užduokit klausimų ir jeigu jums patinka mano kontentas, tai būtinai paspauskit subscribe mygtuką arba prenumeruoti ir matysit mano video iš karto, kai tik įkelsiu. Ir dar kartą ačiū, kas prisidėjot prie mano kelionės ir ateinančių kelionių. Tai ačiū jums, ačiū, kas kažką paskolinot kelionėms. Ačiū.